Spėkit, kur būsim šiandien. Ką jūs galvojate? Mes varom į darbą, o po jo... Kuo toliau, to geresnės žinios. Benamių gentis. Viskas bus ok šiandien. Iš kur aš žinau, kad jūs nesate toje gentyje? Darom su vaikais skydus. Šiandien prireiks skydo nuo genties. Skydukas, kardukas, let's go. Paleido mus vidury niekur. Kur mes esam, žinokit, nežinau. Turim apie 3-4 valandas saulės, beveik 3-2. Prikolas, kad tenais yra viena mašinikė. Tai yra šiandien vienas. Vienas. Paleido mane čia po 5:25. O viskas, prasideda mūsų nuotykis. Pasigražėkim saulę, kol dar turim, ne? Pagal viską turėtų būti kažkurie iš tų 3 namelių. Čia palyginus yra arti stotelė. Čia yra Cinškai. Nejaukiai tyla. Nieko gero. We need to find a shelter as soon as we can. The sun is going down, the snow is thick, and the landscape prevails. Čia gilokai. Yra prūdas, galėsim išvo. Tai palieku pėdsakus, labai aiškiai, kur aš einu. O, čia vanduo! Eik, savo batai prakiūro. Kai mums pereiti yra vienas kelias, matau. Sužinosim šią naktį, ar yra kažkokia čia gentis, ar ne. Tikėkimės, kad nesužinosim. Jeigu ir bus kažkas, mes pasiruošę. Į mėšlynus. 1, 2, 3. Rapapa! Visada norėjau nakvoti tokiam namelį pabandyti. Eikit savo, pamečiau peilį. Dabar tikrai nevarysim ieškoti jo atgal. Reikia dėti. Laiko nedaug turim, kaip matot. Tai tik pirmas namelis. Be važiuojant, autostrada atrodo labai arti. Labai nearti. Vien nueiti, eikti savo kiek kefą. Turim pirmą namelį. Bet man rodos, gali pasisirakinti. Va, užraktas. Čia tiesiog kėdė. Nekadėjo. Aš net pilnai įtilpti vos galiu. Adventure with August ant namų. Žymiai geriau nei tiesiog atplaukia, kaip matot vėjas. Jau ramiau jau galiu šnekėti, bet visą laikį sėdėti. Būtų biškai crazy. Galiu pilnai atsistoti. Dabar judam link geresnio namelio. Toks miškas, kad matai kiaurai per medžius. Kiek mes rasime tinkamą namelį laiku. Nulipam. Namūnėlį. Dėl to įdomumo. Saulį sakom, ate, felitatas, vaikas nežodžiu. Dvi kulkos. Nesakot. Antras namelis. Ieškom toliau. Tai svarbiausia, negriuk. Sakoma. Kiauri batai. Kiauri batai. Wow.
Iki kelių siekia ledas. Kokia diduma. Aš jums sakau. Bet antro plano neturiu. Arba namelis, arba namo. Ledas. Kerta per kojas. Tiesiog vietoj, nu. A, girdis. Aš. Jau saulelė. Būdama beldžiasis vieta. Artėjom prie namelis numeris 3. Ar bus numeris 4? Augis pasakys. Pralaužiam ledus. Ne. Neatrodo, kad šis namelis turi duris. Jis atrodo rimčiausias iš visų. Ką galiu pasakyti, geriau nei nieko. Kai stikrinam, ar čia yra geriausias variantas. Nu va, tai čia mūsų namelis bus. Sako, čia yra didžiausias vienas iš. Kiti yra stovimi tokie. Tai geriau nei nieko, turim langus. Pabandom juos įsidėti. O, vienas įsistatė kažkas. Čia tokia improvizacija. Turim šitą gal kaip duris. Tragedija, bet mes pasiėmėm padušką. Miegojimui, kėdutę, sėdėjimui, jeigu nebūtų čia kėdučių. Arbaletą. Apsiginsim nuo visų žvėrių. Bang, bang. Vitamin vaistukai. Striukytė dabar darbui čia bus. Tikriausias ginklas iš visų – Biblija. Ekskursus vardu. Turim maistuko, pasišildymų. Turim Nintendo. Yes, sir. Einam imt šakų ir gal pasidarysim duris. Turiu jums naują attachmentą. Ką jūs galvojat? Kaip jums kadras? Ką, neblogas? Aš vienas namelėje. Ką daryt? Ką daryt? Eiti numedžioti dabar vakarienė. Po to įsidžiavinsim, dabar reikia greitai mums medienos prisinešti. Duris gal pasidaryti. Nu, žiūrit? Lipom laiptukais. Laiptukai tokie labai patvarus, patikimi, žinokit. Nors, kaip sakoma, nesiskundžiam. Pats nusprendėte čia miegoti šiandien. Va, kaip atrodo viskas. Nu, aukštokai, visai nice. Jeigu duris turi, langas įstatytas jau. Žiūrėkit, sėklos. Sėklos čia šūdai. Stirn. Hanga. O, čia pagaliukai. Mums reikia pagalių. Statyt duris. Durys. Miške. Ai, čia lesyklėlė. Čia grinai ateina praleisti. O, šunys. Reikia bėgti. Žiūrėkit, kopičius. Visi man kopičius. Radom kopičius, radom lazdą. Pabiški. Biški. Kaip jums nuotykis, man jau peršlapė batai absoliučiai. Kuo greičiau man reikia iš čia persirengti. O, vos rastas į galvą man. Nice. O, bet reikia statyti.
Turim dureles. Gerai, kad šitas toks buvo. Čia praraizgiam. Turim kopėtėlės, kurios susirek užsidengia. Ir ką, nu va, langai įdėti. Tikėkime neiškris. Tas va, dar tarpas yra, bet čia nelabai kažką padaryti. Turim tas pačias dureles. Kažkai gal pagerinau, nežinau kiek šūdais viskas mirda. Negi normaliai kažkaip atįsidėkės. Gerai. Va, setupas. Pučiam šitą. Naują mėgmašiną nusipirkau. Karintiją. Ištestuosime. O, pažiūrėkit. Alone in the middle of the forest dabar, literally. Reikia judėti greitai, nes kojos šlampa. Gal ir gerai, kad 2 bėgbušius pasiėmiau. Galvoju, ką čia su vienu bėgbušiu ramiai. Bandau nusimti batus, ką. Na, galiu su kuprinė iš tikrųjų uždėti, o taip va. O, gerai, žiūrim, ką turim. Taip va. Va, taip va. Dedam šiltas kainytės. Žymiai jaukiau. Žymiai geriau kol kas tikrai. Purštukai. Turim dureles. Turim langus. Be langų tai čia būtų jo crazy. Biškėdėmiau. Eik, tai jauku, čia jauku. Hebrytė. Garsus visą naktį girdėsiu, va taip. Žinokit, gertuvė dingo kažkur, arba iškrito, arba palikau ją. Eikti savo, bet gerai turėti ekstra vandens, vad buvau viduje įsidėjęs. Tai arbatai pagrindė ir gal į vidų kaip termosiuką dėsiu, nežinau. Turim monokolį pasiskolintą, tai galėsim ryte, jeigu atsibusim, į gyvūnėlius. Viena užduotis - pavalgyti. Pamatyti gyvūną, išmiegoti naktį, pažaisti Nintendo, pašaudyti, paskaityti. Lendam į tą mėgmaišį šaltoką, pirštukam. Dar turiu 3 valandas iki 10. Aš 12 kokią einu miegot. 5 valandas šaltį. Let's cook something. Čia apsaugai pasiruošę. Čia vat durys. Čia vat striukė mano. Klausė kažkas, kaip tau neliūdna, kad tam reikia šnekėti su savim, kad neišprotėtum. Klausimas, ar gentys girdi dabar. Taip lengva joms tiesiog apsupti mane šitą namelį. We do not care, buddy. Jeigu Dievas duos dar vieną dieną, tai duos dar vieną dieną. Kartais nuo šalčio jis neveikia. Aš pats nesu to patyręs, bet žinau, kad galima prie savo kūno laikytis, kad sušildyti. Come on. Show me fire. Yes, sir. Oh, so very good, so very nice. Ant žemės kukinti, nes kitaip tai čia įsilies, tai bus GG. Wow. Miškas ten. Setupas. Aš prisimenu, net šakutės nepasiėmiau jokios. Šaunų garsai jo padeda. Turim mes batatai, bulvės ir vištieną. Dabar tik tais tikslas pasišildyti. Kažkoks keistas kvapas degėsio. Čia gali būti tie dažai, kurie neturi net degti patai. Jo, šyla. Gerai, nepaina, ne? Yes. Einu laikyti šiltą kažką, kad žinotumėt. Baterija jums dabar jau baiginėjasi. Maros paskutinė dabar jau bus. Skanaus. Amen. Taip, apyšiltas. Šūnis girdžiu girnai.
batatai ir bulvytės. Aš ramiai savo valgau vištieną ir tada girdžiu čiukšt, čiukšt, čiukšt. Kažkas ateina. Širdis pradėjo plakti. Aš atsistoju, pasiimu mečetę, užsidedu žibintą ir sakau, labas vakaras. Matau dvi figūras, kurios atsako labas vakaras, bet toliau nieko nesako ir lipa laiptais. Ar tai ta gentis? Pasirodo, ten tiesiog buvo du medžiotojai, kurie norėjo aptikrinti, ar čia viskas gerai. Atėmė kopičias, kurias buvau pasiskolinęs ir viso gero. Neprimesit, kas įvyko. Turėjau svečių. O taip vidurinėje, kur susitikti nepažįstamas yra kitoks vaibas, žinokit. Buvau spėjau iš mėgmaišio čia išlipti. Fainai biškė civilizacijos pamatyti, kaip žmonės gyvena šiltai tenais. Girdėjau jau vilkų kliksmus, realiai. Crazy, kad jie atėjo pacanai žvėrelius pamaitinti. Rodos, nes čia prie pat šėryklai yra. Ir kartu pasižiūrėjo, ką aš čia darau. Wow, gera technika. Kaip balionas prisipačia karšto. Dedamės antras paras kojinę, nes šaltoko biškų. Garantas yra kokia 0 ar ten 1 laipsnis, bet dėl vėjo daugiau. Nesiskundžiu, pats tokius dalykus galvoju ir darau. Taigi, ką veikti, kai esi vienas vidury niekur namelėje medyje? Nintendo. Bible. Shooting, yes, ir molis. Nežinau, ką molio pasimiau, galvojau, jeigu nieko nebus ką veikti, tai pasidarysiu kokį dudelį iš molio, bet tik šią naktį reikia tiesiog pragyventi iki ryto. Šitą čia. Babulka vėl sugrįžo. Bet tie pacanai taip confident įėjo, išlipo, žinai, ir aš toks mečetę jau ėmu į ranką. Just in case, just in case. Baisiausia ir yra užmigti, nes tada bet kas, aš žinokit, esu toks miegotojas, aš nežinau, ar kažką išgirsi, jeigu kažkas eisi bemiegant, tame blogumas. Skaitom pirmas Petro laiškas. Žiūri šaltoko, žinokit, eik tu švilp. Nežinau, ar ištversim naktį, bet turėtume. Dabar įsiimu antrą mėgmaišį. Laikas Nintendo pažaisti. Dabar yra 8 valandos. What's poppin'? Išgyvensiu, jeigu neišgyvensiu, tada I shoot them with this arbaletas. Prašnekėjau su draugeliu apie valandikę kokią. Labai gerai užėmiau laiką, nes nežinau, ką čia veikti. Šalta. Turim bateriją. Žiūrim, ar nuo šalčio neįsikrovė. Tokiom pirštinėm beveik neįmanoma žaisti kauja. Pasneikinam. Žiūrim videką. Reikia pasivirt vandenuko. Vasitapas. Vandenuką. Pakaitam. Maladėts. Išpyliau vandenį. Dabar yra po 10:21. Išpyliau karočią. Čia viską. Rytoj susitvarkysim. Labanakt. Labas rytas.
Labas rytas. Žiūrėkit, kas buvo durim. Naktį aš atsibūnu. Čia nukrito pagalys. Galvojau, kažkas kažką metė. Kokius 2 kartus buvau atsibūdęs. 2 valandą, 4, gerai, 6 ir dabar 7. Žiauriai drėgna. Eikit savo, ką matau. Pažiūrėkit į saulę. Wow. Taip šalta, žinokit, be miegmaišių išlysti į lauką. Ačiū Dievui, pasiėmiau 2 miegmaišius, nes su vienu nebūčiau net užmykęs, manau. Reikia pirkti už kokius 401. Nusipirkau už 7 eurų Karintyje. Normalus, bet dabar su 2 tokiais va, panašaus tipo. Yra gerai, tikrai. Handwarmeriai yra tikrai pagalba. Aš jų neturėjau, bet aš įsipiliau vandens. Batai kokie šlapiai, nefainai bus. Oi, nefainai bus. Pirmas sidequestas, dan pamatėm stirnas. 2 išgyvenom naktį. Turėjom svečių. 3 pavalgiam. Paždėm Nintendo, paskaitėm. Čia tas jausmas, kai nesinorite lipti iš lovos, o ne? O, pažiūrėkit mano scrollinimo techniką. Su nosim. I've come full circle. Pusryčiai paprasti. Vandens nebėra. Tingiu kaitintis tą mėsytę. Man patinka rašo. Labas rytas, klaustukas. Oi. Jeigu be įrangos, o čia jau būtų iššūkis išpratėjimas. Tai dabar turim valandikę, kol atvarys pasiimti. Gal tai rasim gertuvę. Būtų fainai. Reikia pasišildyti batus man. Ne batatus, kaip vakar darėm, bet batus. O, seniukai. Nes batai pilnai užšalę. Tai kepam batukus dabar. Va, garuoja batukai. Lendam į batukus. Abiems. Eikit savo, kaip iš miegmaišio šalta. Ho, ho, ho. Ben? Yes? No. Ho, ho, ho. Lediniai batai. Opa. Pažiūrėkit mano striukė, kuris saugojo mus nuo šalnos. Ir čia jau pavasaris kaitus, ką? Einam tvarkytis. Labas rytas. Gulbė, žiūrėkite ant mano galvos. Gražu, a ne? O, mano 15 namelus. Kaip ir viską susitvarkėm. Turim lėkti. Nu, man patiko, nežinau. Kad ir iššūkį, kad ir dabar nebejaučiu pirštukų savo. Kaip sakoma, life is amazing. Vieną iš svarbiausių sidequestų padaryti. Ir varom. Pul! Reikia išimt langus, nes jie nebuvo čia. Opa, 1, 2, 3. Judėsim. Skaniai. Atau dar vieną kulką. Suvenyras. Viso gero. 15 namelis. Jeigu kas norit, galite užsibukinti Airbnb. Nu ką, bandom eiti. Suraksti vandens butelį. Prarasta jį. Žiūrėkit, taip užšalo, kad ant ledų galiu eiti. Ne! Ir prasmyksta.
Galėčiau iš tikrųjų dabar su tokiu ledu bandyti tiesiai šaudyti skersai. Bet aš noriu pamažiūrėti, ar gertuvę kažkur palikau. Man patinka šitas žaidimas. Čiau, braškė. Ačiū, kad priėmėt mus vienai nakčiai. Tempą palaikyti biškį, kol neįsmingi. Anime characters one day get beaten up too far. Pirštukų nebejaučiu. Tai galėjo būti gal šilčiau, bet čia būčiau visą naktį sėdėjęs. Į priekį! That is good. Pažiūrėkit, ką darom! Let's go! Eik tu savo šalis. Geras. Grinai jau norėjau eiti tiesiog, bet kažkodėl su savo čia pafilmuoti. Wow. Thank you, Lord. Opa. Galim pasikaitinti, ne? Vandenuką. Padarėm visus atkastus. Net ir neplanuotų. Kitas video, tikiu, irgi bus bombastic. Fantastic. Žinot, kokia idėja visą laiką padeda pabaigti tokias keliones. Šiltas dušas, radiatorius, maistas. Kaip tenais aborigenų laikais jie išgyveno. Net ir dėja, žinokit. Jeigu patinka tokie nuotykiai, sužinoti kažką daugiau, pamatyti, patirti nors dalelę to, subscribinkit, prenumeruokit kanalą. Dėkit patiktuką, jeigu patiko, nepatiktuką, jeigu nepatiko, ar rašykit komentarą. Čiau, braškės ir grybukai. Woo! We made it. Tas žalias